Labas vakaras. Sveiki visi. Labas vakaras. Ar yra mūsų čia daugiau? Sveiki, sveiki. Ir vėl ketvirtadienis. Labas, labas. Noriu paklausti, ar gerai girdisi? Roberta rašo, negavome žinutę su pranešimu. Lyg turėjo išeiti. Pasižiūrėsim vėliau. Labas, labas. Ar gerai girdisi? Ar geras vaizdas? Nes žinau, tikrai kartais su tom technikom atsitinka visokių nenumatytų situacijų. Labas, girdim ir matom. Labai šaunu. Ir vėl ketvirtadienis. Labas, Neringa. Ir vėl ketvirtadienis ir vėl kviečiu aš jūs, mezgimo mylėtojus siūlų įvairiausių, patį mezgimą ar ne, kviečiu bendrauti, dalintis savo patirtimi, savo nuotaiką šio vakaro. Labas Aušra, Liudmila, Daiva, dar luktelsiu šiek tiek, labai smagu, kad vis mūsų daugėja. Ir tuo pačiu noriu tiesiog išreikšti nuostabą tokią, pasakykit man, ar man vienai, šitai bėga savaitės, aš nesuprantu, kur tos savaitės dingsta, kur tos dienos dingsta, jos tiesiog sprogsta. Ir nesuprantu, ar čia man vienai taip laikas greitai bėga, bendraukim. Labas, labas visiems. Ačiū, kad jungiatės, kad stebite, kad bendraujate ir kad rašote. Labai, labai džiugu. Tai va, aš apie tą savaitę. Mūsų savaitė visa buvo be galo intensyvi. Siūlų damoj, nors ir šiek tiek ir storius mažiau dėjau visokias nuotraukas ar ne, mažiau dalinausi pakavimo, grožiais jūsų užsakytais siūlais, užsakymais ir taip toliau, mažiau galbūt kalbėjau į eterį, bet mūsų savaitė buvo be galo darbinga, be galo. Tiesiog prakaitus tik valėmės nuo kaktų mes merginos, labai labai pakavom, nuo ryto iki vakaro, dirbom viršvalandžius, tiek jūsų užsakymų, tai man yra labai smagu, nes aš matau, kaip jūs ruošiatės galbūt šventėms, ruošiatės numegzti kažką gražaus ar ne, savo arba savo artimiesiems. Labas vakaras visiems. Na ir visiems bėga greitai, rašo ir Aušra dalinasi, labai malonu jūs ketvirtadieniais girdėti ir matyti. Ačiū Aušra, ačiū visiems, kas žiūrit. Na, o šiandien tokią temą uždėjau, nusimegzk šiuolaikiškas kojines, nes norėsiu pakalbėti apie koininius siūlus, jums pristatyti, parodyti. Ir taip, parodysiu šiek tiek gražias gautas naujienas, pakalbėti apie patį kojinių mezgimą ar ne, ir gale išrinkti vieną laimingąjį, kuris laimės prizą, kuriame dalyvavot jūs ar ne. Tai taip, na ir labas, labas, visiems bėga greitai rašo. Taip, tai tokios naujienos šiek tiek noriu aš jums parodyti ir pasidžiaugti, kas ir mus čia studijoje labai labai suintriguoja ir verčia susižavėti ir netekti amo. Tokios nuostabios spalvos. Aš čia atsitrauksiu toliau, parodysiu. Čia yra tik keletas gražių spalvų, naujos spalvos gautos yra ir ramios tokios, netokios ryškios galbūt, ne visiems patinka ryškios spalvos ar ne. Tai manos Marina iš Urugvajaus rankomis dažyta merino vilna, nuostabiai, gražus siūlai. Apie juos aš norėsiu papasakoti sekantį ketvirtadienį, sekančią laidoje ir parodyti daugiau, ką su jais galimybės, ką galima numegzti. Na, o šiandien jūs, kas nekantraujat, jau galite lėkti į elektroninę parduotuvę ir įsigyti. Čia yra net tokie dideli, sujungti po 5, čia yra po 500 gramų reiškia. Jūs įsigysit užtenka skarelį ir vieneto. Oi, parodysiu, kokios gražios spalvos. Tai va taip.
pasidžiaugiau. Apie tai visą tai šiek tiek vėliau. Na ir taip pat sulaukiam, Aušra vėl sveikinasi, sveikos mezgėjėlės, labas vakaras, pasisveikinkit visi. Taip pat sulaukiam labai gražių siūlų. Štai. Apie juos taip pat norėsiu plačiau aptarti, pakalbėti. Tik tais tiek, kad noriu parodyti barbių mėgėjams, kas jau tas barbės myli, mėgsta, kas mėgsta ryškias spalvas. Man toks sukrito, žinot, derinukas, kaip, nežinau, ir skirtingos firmos, kompanijos skirtingos siūlų gamintojai, ar ne? Tai Rosarijos iš Portugalijos merino vilnelė 37 spalva yra barbiška spalva, merino vilna. Galima megzti iš vieno siūlo, ar ne? Riešines galima kažkokį megztuką megzti, labai švelni vilnelė, kuri absoliučiai nekutena, neturi jokio kutuliuko. Ir jeigu norit kažką papuošti vat kartu, ar kažkokiam šaliui, ar dar kažkam, Rovanų Mahera. Rovanų Mahera yra kodukas 712. Nu, idealiai tinka. Tai va čia. Labas vakaras, Gabrielė. Sveiki, sveiki. Matau, dar jungiatės vis. Tai labai smagu. Tai va, parodau, demonstruoju, kokios gražios barbiškos spalvos. Bet kokiems mezginiams. Tai tiek apie naujienas, ar ne, trumpai. Ir dabar klausimas būtų jums apie kojines. Ar mezgat kojines? Nes iš tikrųjų aš žinau, kad yra keli tipai mezgėjų, tarkim, ar ne? Vieni mėgsta labai megzti kojines, primezga ten jų keliasdešimt per metus porų ir taip toliau, ir dalina visiems. Ir sako, man kojines yra kaifas didžiausias, aš mezgu, apie nieką negalvoju ir taip toliau. Kiti kojines mezga, retkarčiais, tarkim, ar ne, nes mėgsta kažką naujo pabandyti. O kojines pasiima, kai jų tikrai reikia kažką numegzti, kažkam šalta ar ne. Ir dar vienas tipažas toks yra, kur, o kam tas kojines megzti? Tai nuėjau, nusipirkau ir kam čia dabar gaišti savo brangų laiką ir megzti kojines. Tai va, įdomu, kaip jūs ar mezgat kojines, ar mėgstate megzti jas. Įdomu. Taip. Sveiki, sveiki, kas dar jungiatės, labai smagu. Roberta dalinasi, kad šio sezono planas buvo pabandyti išmokti su 2 virbalais, bet pagal planus spėju, kad nepabandysiu. Kai daug planų yra, taip, reikia susiplanuoti. Mezgu kojines tapkytės išdovanoju, Eglė. Nemėgstu, bet labai prašo. Aušra, susijimkit, reikia kažkaip numegzti, jeigu yra prašančių jo labiau, ar ne? Mezgam. Taip, nes, sakau, yra kiti, kurie nemato tikslo, nemato prasmės tų kojinių mezgime, ar ne? Ir tačiau aš noriu šiek tiek aptarti tokį dalyką, kad kam mes mezgam kojines. Ta prasme, kad visas pasaulis, apskritai žmogus, dėvi kojines, ar ne? Visas pasaulis, bet kurioje šalyje būtų, visi žmonės, visa planeta nešioja dėvi kojines, ar ne? Ir jūs įsivaizduojat, nepaisant amžiaus, ar naujagimis, ar suaugęs žmogus, ar senelis, senolis, ar ne, kojines yra reikalingos. Nepaisant lyties, ar ne, kojines visi nešiojam, ar ne? Ir tai tokia labai praktiška dovana. Ir niekada neprašausite, jeigu jūs padovanosite savo megztas kojines žmogui. Retai mezga, Aušra dalinasi, nemezgu, visiškai pritariu, ką megzti. Rima dalinasi, yra ir be jų ką megzti. Taip, yra labai daug gražių visokiausių ir šalikų, ir šalių, ar ne. Ar sunku išmokti žakardų megzti kojines? Reikia pamokos man labai. Deimantė
Labas vakaras, Ginta. Aš, Deimantė, netgi kartais galvoju, taip, labai yra įdomu išmokti kažką naujo, kažkokias naujas technikas. Manau, kad tai yra irgi įgūdžių praktikos ar ne reikalas, tikrai jų galite išmokti, bet šiuolaikiniai siūlai yra tokie, kur tiesiog pasiimi ir mezgi, tau nebereikia galvoti, dėti įvairių siūlų ir megzti tam tikrus raštus, tau savaime raštuojasi mezginiai ir va, tai yra labai labai didelis palengvinimas. Mezgu kojinę šiuo metu neringa. Super. Iš kokių siūlų neringa mezgate? Nes iš tikrųjų norėsiu aptarti siūlus. Vieni yra tikrai koininiai, skirti megzti ir kojines, o kiti siūlai yra, tarkim, tinkami bet kam ar ne, ir sudėtis, tarkim, 100% vilna ir taip galima megzti kojines. Labas, Dalia. Mėgstu megzti, mažas megzti, jos greit nusimezga. Taip, kojinės yra toks dalykas, kur greit nusimezga. Megztukas iš tikrųjų, ar ypatingai vyrui megztinis ar ne, mezgasi jau lėčiau. Tai va, tai dar noriu tokį su jumis pasitarti, aptarti, ar ne, kad kojinės, kam, jos iš tikrųjų ne tik šildo, bet jos gali būti ir yra kaip aprangos detalė, ar ne? Jos gali būti stilingos, ne tik šildančios ir galima jomis pasipuošti, ar ne? Gabrielė rašo, kad mezga savo suaugusiems vaikams, nes jie labai prašo. Va, dėl to malonu megzti kojines. Šioms kalėdoms norėsime megzti zebrikus. Super. Va, Galina dalinasi, kad mezga Meigi klub ir su 5 ir su 3 numerio virbalais. Super. Tai, na ir ką, ir pirmiausia, noriu aš šiandien jums parodyti nuostabę Drops Fabel kolekciją parodysiu. Ir kuo ji įdomi, galima sakyti, kuo ji norima jūsų. Ir šią iš tikrųjų kolekciją mes jau turim 10 metų. Dropsų. Tai taip, jie, vat, pradėsiu galbūt pirmiausia nuo vienspalvių siūlų, ar ne, vienspalvių spalvų. Čia yra tik tais keletas spalvų, nes tiek daug sudėti. 25 Unicolor, tai yra 25 vienspalvės ir 29 margos yra spalvos, tai apie 50 spalvų, iš kurių jūs galite rinktis, ar ne, norint kažką nusimegzti. Tai va, Drops Fabelė, aš paimsiu vieną, tarkim, kamuoliuką. Drops Fabel. Pačiupinėjus, jis toks yra purus, nėra kažkokio sunkumo, jaučiasi vilna, taip sudėtyje ir yra. 75% vilnos ir 25% poliamido. Ir šita sudėtis eina per labai labai daug gamintojų siūlų ir vadinama yra koininiais siūlais. Nes kodėl? Nes poliamido šlakelis esantis sudėtyje suteikia siūlui tvirtumo. Ir, na, iš tikrųjų, kojines mes nešiojam, taigi visų svorių, ar ne, yra trintis didelė ir tikrai jiems reikia daug atlaikyti. Čia ne taip, kad megztuką kažkur patryniau rankovę, ar ne, tai tas poliamidas yra vis dėlto būtinas čia dėl sutvirtinimo, kad jos greit nediltų. Man kojinės iš naminės vilnos dalinasi Regina, bet labai noris nusimegzti kažką nuostabaus kalėdų proga. Galina mezga iš Drops Fabel, Drops Nord Regija. Tai man įdomu, Galina, kaip jums Drops Fabel konkrečiai pasidalinkit, kaip pats siūlas, kuo jis išsiskiria nuo kitų ir taip toliau, ar kutena ar nekutena. Mano patirtimi ir pirkėjų kitų patirtimi šie siūlai nekutena, galite megzti vaikams ir taip toliau, ar ne? Ir taip, kas yra dar vat įdomu, tai yra keturių sruogelių verpalai ir juos galima skalbti skalbimo mašinoje. Tuos siūlus, kur žiūrite etiketėje, yra, kur rekomenduojama skalbti rankomis, bet jūs vis tiek skalbėt mašinoje. Tai jūs jau atsargiai žinote, kas gali nutikti ir taip toliau. Bet jeigu jau gamintojas
rekomenduoja skalbimo mašiną, tai skalbkite drąsiai ir nieko nebijokite. Įsivaizduojate, kokia lengva priežiūra kojinių. Tu tiesiog nešioji, įmeti į skalbimo mašiną, išsitrauki, greitai išdžiuvo, nes tikrai jie greit džiuva. Labai gerai nešiojasi Drops Fabel. Ačiū, kad dalinatės. Laura rašo, labas vakaras, jau gavau praeito live dovaną. Nerealiai nuostabus siūlai, tikrai nuostabus šalikas gausis, ačiū jums labai. Nu va, labai sveikinu dar kartą, šį vakarą vėl trauksim vieną laimingąjį. Labas vakaras, Audronė. Tai va, apie tuos Drops Fabel. Ir dar gamintojas Dropsai teigia, kad šiai kolekcijai naudoti yra pagaminti, yra paimama švelnesnė vilna, neįprastai, tarkim, kitų kažkokių kojinių siūlų. Ir dėl to šitie siūlai yra universalūs, jie yra tinkami megzti ne tik kojines, bet megzti megztukus, bet ką, žodžiu, bet ką. Ir ypatingai ir vaikams tinka. Tai va, dar taip pat dėl Oeko-Tex sertifikatų siūlai yra sertifikuoti, yra ištirta, garantuota, kad tikrai nėra jokių nei dažyme, nei gamyboje, ar ne, nėra jokių chemikalų ir neturi jokių kenksmingų medžiagų, yra saugus naudoti žmogui. Ir dar yra pirma klasė, dar siūlai skirstosi tenai tie sertifikatai į klases. Tai pirma klasė yra pati aukščiausia klasė, kuri reiškia, kad tinka naujagimiams nuo 0 iki 3 mėnesio amžiaus ir taip toliau. Tai tikrai galima rinktis, pamastyti apie šiuos siūlus. Pagaminti Europoje ir megzti reikėtų, sakyčiau, pagal jūsų tą tankumą mezgimo ar ne, tai būtų antrukas 225, 2,5 numerio virbalai. Tai tiek, ar ne, ir jų labai gražių spalvų yra. Ir dabar parodysiu jums margučius siūlus, ar ne? Margučiai siūlai yra, kaip gamintojas teigia, yra dviejų rūšių, nes pagal atprintinimą, pagal spausdinimą, reiškia raštai vienodai taip išsispausdina, išsimezga, tai yra šitie vadinasi long print ir visi kiti print, tiesiog print, tai dryžuojasi labai gražiai ryškios spalvos. Ir tuoj pakelsiu dėžutę, parodysiu. Taip, jums pažiūrėti. Živilė, labas vakaras, kaip tik užsakiau kojinėms, laukiu išbandyti. Super. Na, šitą lentyną taip jau yra patuštinta. Šiandien laukiam Dropsų papildymą ir Drops Fabeliai turėjo atvykti. Na ką, kurjeris nepasibeldė šiandien į duris, tai jau rytoj laukiam to kurjeriuko. Labas vakaras, Renata. Labai patinka šie siūlai, kokybiški, ypatingai gražus, margi pereinančių raštų. Taip, aš į kulno ir pirštų dalį pridedu mezgant moheros, kaip įdomu. Tai va, yra labai gražios spalvos, kurias jūs galite derinti šitas margas su vienspalvėmis ir sukurti dar kažkokius gražesnės kojines, ar ne? Labas vakaras, Jurgita, smagu. Taip, tai dar noriu pasidalinti tiesiog nuotraukomis, tarkim, ar ne. Nu, ką mes mezgam iš to Drops Fabel, tai šiek tiek pirmą nuotrauką matot, yra tokios žemesnės kojinės, viršuje yra spalvingos, nuotaikingos vaikams, sukurti nuotaiką, ar ne, ir apačioje nuostabios žakardo raštai, ar ne, išmegztos kojinės. Čia jau reikia ir siūlų daugiau, tų įvairių spalvų turėti, ar ne, ir susiplanuoti tuos raštus. Tai yra labai
tos galimybės visokios, ar ne. Na, o čia irgi, nematau, ar jūs matot ar ne. Noriu pasidalinti. Taip, užkrovė man vėliau šiek tiek. Irgi nuostabios ilgos kojinės. Galima vienspalvės, galima margas, galima ne tik trumpas kojinytės megzti, ar ne, iki kelėnų ir taip toliau. Čia pagal Marie Antoinetės, man atrodo, netgi pirmasis modelis kojinių netgi vadinasi Marie Antoinetė. Tai viršuje ir kalėdinės matome, ar ne, o apačioje šone dešinėjame kampe yra nertos vąšeliu kojinės. Tai reiškia Drops Fabel tinka puikiai ne tik megzti, bet ir nerti vąšeliu. Čia yra Dropsų gamintojo nuotraukos. Ir dargi tuoj iškraus, tuoj atidarys nuotrauką margaspalvių mažyčių, gražučių kojinyčių, kurios yra, vat, kaip ir minėjau, ar ne, galima megzti naujagimiams ir vaikučiams, kūdikėliams. Taip. Tai va, ir Drops Fabel. Būtent kas dėl margų siūlų šitų Drops Fabel. Būtent apie raštus. Kaip jūs siūludama.lt parduotuvėje nueinate ir matote ten tą mažą spalvynai, ar ne, yra. Tai vat tos spalvos bus tokie raštai, jeigu jūs megzsite mažos apimties mezginius, tai yra, tarkim, kojines, mažesnes. Jeigu jūs megzsite jau megztuką, platesnius, tai jau išsiraštuos jums jau kitaip, ar ne? Tai, žodžiu, raštai vienaip marginasi siauram plote, o kitaip marginasi jau didesniam plote, plačiam. Na ir dar va tokia įdomybė, kad šie Drops Fabel, būtent tie raštai išgaunami naudojant kažkokį įmantrų metodą, tokį specifinį, ir skiriasi nuo kitų dažymų tuo, kad kiekviena dažų serija turi tam tikrus nedidelius rašto kažkokius niuansų skirtumus. Tai gali šiek tiek skirtis ir kamoliukai, tai gali būti vienas šiek tiek ryškesnis, kitas netoks. Tai ir gamintojas pabrėžia, kad tai yra ne defektas ir ne brokas, o kad tai yra tiesiog šio siūlo charakterinis elementas. Tai va, žinokit taip. Ir galima megzti vieną giją, ar ne, ir galima megzti 5 gijomis. Tuoj parodysiu, kaip atrodo mezginiai. Na, žodžiu, o pavadinimai kokie jų, tai jau tikriausiai matėt, nuostabus. Ir vienaragių vakarėlis, ar ne, kokie kojinių pavadinimai. Ką dar čia jums parodyti? Va taip, va ir žalia kokia graži. Ir vaisių punšas, ir ledinukas, žodžiu, ir rožinė svajonė. Kaip atrodo rožinė svajonė? Neturiu pas save pasiėmus rožinė svajonė. Tai va, labai minkšti, tikrai smagus, nekutena kojyčių, siūlai. Margutes kojines megzti linksma, nes yra paslaptis, kaip išsidėstys raštas, nenuobodu. Taip, tai yra teisybė, Aldona. Yra nenuobodu megzti, kaip paveikslas reiškia dailininko taposi, gražūs siūlai. Ir ką dar norėjau jums papasakoti. Tai taip, Drops Fabel. Kad mezgam ne tik kojines, ar ne, tikrai ne tik kojines mezgam, bet mezgam ir megztukus. Ir
jeigu jūs nenorit, tarkim, iš vieno plonasis, ar ne, tas siūlas yra 50 gramų kamoliuke, yra 205 metrai, tai tikrai plonas megztukas. Bet va, šiuos megztukus jūs matote nuotraukose, tai yra dėta kartu su kitais siūlais. Megztukai būtent su brushed alpaca silk, su mahera galite dėti ir pasistorins mezginys ir labai puikiai nešiosis. Ir spalvos jos nebus tokios ryškios prisigesins, nes pridėsit kažkokį papildomą siūlą, ar ne? Nu ir dešiniam dar kampe matau, įdėjau nuotrauką. Nu, čia tiesiog visa kolekcija išmegzta į vieną pledą, nuotaikinga, gražu, pasakiška ir tikrai galima sugalvoti, suplanuoti ir tokį pledą megzti. Taip? Taip, tai idėjos, tokios būtų idėjos, mano įžvalgos ir, na, o kojinėms megzti reikia 2 kamoliukų, tai bus mažesnės kojinės, na, o jeigu tikrai reikia jau didesnių ir norit atnaros kokios ilgos aukštos ar ne, tai aukštesnėms kojinėms reikia 3 kamoliukų. Helikso metodu labai gražios gaunas ir galima iš likučių numegzti, ekonomiškas variantas, taip, jeigu lieka likučiai galit. Ir tai va, tai dabar dar parodysiu derinuką, nu, tokį apelsininį, tokį, nežinau, labai skanų, tie patys, oi, tikėtė netaip rodau, tie patys drops mahera, nauja spalva, gauta apelsininė 119 ir viena iš naujausių maheros dropsų, tai yra 49 elektrinė. Tai irgi galima dėti kartu, megzti. Taip pat dar vieną parodysiu labai gražų. Irgi okonio variantas, ar ne? Labai labai gražiai dera, drops fabel su mahera, papūga žalia ir 118 taip pat papūga. Pritraukiu, šarčiau. Labai gražios spalvos, irgi galima megzti megztukus, nes tai tikrai universalūs siūlai. Ir taip, ir kas dar naujos spalvos buvo gautos, ar ne? Rugiagėlės, mėlyna spalva. Kažkaip galvoju, kodėl anksčiau jie tokių spalvų neišleido. Žydros nebuvo spalvos drops fabelių kolekcijoje. Graži labai šviesi perlų tokia ar kviečių vadinama spalva. Ir dar labai graži rožinė, kaip drops baby merino. Štai, irgi nauja 120 spalva. Taip. Daugiau, ką aš turiu čia numačiusi jums parodyti. Tai dabar apie tarkim, na, kai mezgam kojinę ar ne, tarkim, kiek akių užsideda, tai čia, tarkim, jeigu yra 42-44 dydis, aš visada dedu apie 17, bet tai čia 17 akių ant vieno virbalo, tai reiškia 17 kart 4, jeigu mezgate 5 virbalais, ar ne? O jų spalvas kalbant nedažosi, būtent kurių rima. Na, iš tikrųjų, dėl dažymo, na, tai tikrai tokios spalvos neturėtų, mėlynos neturėtų, nors kartais mėlynos būna, kad pasileidžia. Šitiems mėlynėms tikrai yra ir galima, čia neturiu pasidėjusi, bet susirašykim, rytoj ryte ateisim, paieškosim, pasižiūrėsim, tikrai yra, nes maheros turim labai labai daug. Ir ką noriu pasidalinti, tai va, su didesnėms kojinėms ar ne, aš dedu 17 akių ant vieno virbalo ir mezgu. Ir dabar, va, tarkim, kojinės, ar ne, aš išskirčiau 5 etapus. Jeigu mezgat nuo viršaus iki galiukų, tai yra apnarėlė, ją galit megzti visokiausio, kaip tik norit, ar ne. Toliau yra blauzda,
Ir toliau formuojamas trečias yra kulnas, paskui yra pėdos dalis ilgoji, man tai pati jinai nuobodžiausia dalis, aš ant jos kažkaip vis sustoju. Ir tada yra penktas siaurinimas, toks labai nedidelis, mažas. Yra kas mezga nuo pirštų galų iki, bet čia yra jau toks įdomesnis mezgimas ir ne visi galbūt moka, ar ne? Ir dabar dėl būtent sutrumpintų eilių kulno. Mano rankose yra megztas sutrumpintų eilių kulnelis. Ir kas mezga iš anksčiau, mezgėjos, ar ne, kiek aš kalbuosi, tai klausia. Sako, o kam dabar čia megzti tokį tą sutrumpintų eilių kulną? Tai yra tam tas senovinis tas, ne, kulno išmezgimas ir taip toliau. Nes ten yra tikrai jisai pastorintas, sutvirtintas tas senovinis būdas. Ir kam čia dabar taip, gal čia nelaikys, gal čia koks čia per būdas. Bet mano asmeninė patirtim, kiek mezgiau kojinių, tai daug lengvesnis šitas yra trumpintų eilių būdas ir daug greitesnis, lengvesnis ir nebereikia storinti to kulno, nes kojinės jos yra tikrai tvirtos, tai yra siūlai labai tvirti ir neišsidėvi. Mano vyras, tarkim, nešioja visus metus kojines, patenkintas ir niekas nesusidėvi, neišdyla, padai ir taip toliau. Tai reiškia, kad siūlai labai geri. Taip, tai aš tuo ir džiaugiuosi. Taip, o kokie raštai tinka? Tai ir visokiausi, ar ne? Kokius tik sugalvoja raštus, galima ir pynės gražios, ir atnarėlėje galima, ne tik geras, dvi blogas megzti, galima pynės įvairiausias ir taip toliau. Tai dabar apie tuos 4 siūlus, tai yra kojinaitė, ji yra stora, dabar čia ta spalva yra, bijau, ar ne piknik, ne piknik vadinasi, bet tarkim, ar ne, rožinė spalva, jos tikrai yra, neišimta iš gamybos, 4 siūlai, 4 gijos ir ši kojinė tokia bus jau stora. Ji yra skirta, aišku, jų batus tu neįdėsi, ar ne? Nedėvėsi batuose kažkur, niekaip neįkiši kojos, bet tokį batą numegzti, tokias storas kojines prie televizoriaus sėdėti ir taip toliau, ir šilta, ir tas toksai storis labai greit nusimezga, žodžiu. Tai va, parodau tokių irgi galimybių. Ar nesusitraukia? Na, tokių susitraukimų aš nesu pastebėjusi, tikrai neturėtų trauktis. Aš mezgu nuo pirštų ir spiralės būdu iš 2-5 spalvų, Daiva dalinasi. Tai va, yra tikrai tų mezgančių kojines, ar ne? Ir dar taip neparodžiau, kad kojines, tai yra siūlus galima dėti ir kartu su brushed alpaca silk, ar ne? Ir jeigu norit kažkokio megztuko, tai su machera galima dėti, bet galima dėti ir su brushed alpaca silk. Lygiai taip pat įvairius derinukus daryti ir bus mezginys purus, minkštas ir labai labai gerai nešiosis. Aš mezgu nuo pirštų, bet nedažnai. Tai va, visokiausių tų būdų yra. Ir tai va tiek apie Drops Fabel, ar ne? Jo, ir dar viena šauni, nei tai ne naujiena, sugrįžusi seniena, negaliu taip sakyti, bet sugrįžusi ir pradžiuginusi mus. Kolekcija, aišku, irgi ne visa tilpo, bet pasidalinsiu gražiomis spalvomis. Kažko kimstu jau. Ir tai yra iš Portugalijos, Rosarijos siūlai, Meja vadinasi. Tokie tarčiukai, labai labai gražus ir jos ranos tokios spalvos neryškios, pastelinės. Jie tokie mėgėjai kažkokių va tokių išskirtinių, pastelinių, gražių spalvų. Tai dabar kuo tie siūlai kitokie, nei tarkim Drops Fabel, ar ne, ir nuo kitų kuo kitokie. Tai va, šitokie siūliukai,
tokie torčiukai gražus. Ir sudėtyje yra 70% merino vilna ir 30% poliamido. Tai esmė ir yra, kad čia yra merino vilna, kuri yra be galo minkšta, puri ir daug švelnesnė. Šitie siūlai, netgi, kaip pasakyti, galėčiau netgi gaila gal vadinti koininiais siūlais, nes jie labai labai švelnus ir labai labai minkšti. Aš tiesiog net nenoriu padėti kamuoliuko, noriu rankose laikyti. Taip, vaikiškoms kojinėms užtenka vieno ritinuko, o suaugusių kojinėms reikia 2 kamuoliukų ir 50 gramų yra 185 metrai. Tai čia yra jie storesni nei, tarkim, Drops Fabel. Jie yra storesni. Ką daugiau čia mums rašant etiketės? Tai pagaminta Portugalijoje. Rekomenduoja megzti 3,5-4 numerio. Tai čia vėlgi rekomendacinio tik pobūdžio šitie skaičiai, ar ne? Ir taip pat galima skalbti skalbyklėje juos. Nu, čia super yra. Ir netgi lyginti galite su vienetuku. Lygintuvas būtų, kad šiek tiek šiltas. Taip. Na ir jie tokie labai labai minkšti ir išsiskiria savo sudėtimi, kad yra storesni, merino vilna naudojama ir taip. Tarkim, violetinė spalva graži. Man visada labai aktualios rožinės spalvos, tarkim, ar ne. Galit mėgsti vienspalvius mezginius. Va, rusvos. Galima dryžuoti ir šie siūlai yra tikrai verti megzti kažkokius ir šalikus, ir megztukus. Tikrai galima megzti. Taip. Labai mieli ir minkšti. Labai tas pojūtis, va tarkim, kaip pačiupinėja, tai tikrai dalinuosi. Labai labai švelnus siūlai, kaip koininiai siūlai, tai pirmą kartą aš juos paliečiau, net nustebau. Nesitikėjau tokio minkštumo. Tikrai mane sužavėjo, nustebino. Ir taip pat ši kolekcija, jo, vienspalvių, tai yra 23 spalvos, bet dar turim ir tokių margučių, o kaip be tų margumo, ar ne? Yra ir irgi tokios pastelinės, neryškios, ir jo tos kojinės ne taip išsidryžuoja, bet jos labai gražiai smaguoja tokiais lyg trupinėliais. Tai vat irgi tokia įdomybė, tarkim, sausainėlių spalva, rusva, graži. Kur ta mūsų kalėdinė? Taip, va štai. Kalėdinė tai yra raudona, žalia ir šiek tiek švelnios prigesintos baltos. Yra galima numegzti kalėdom dovanų. Dar graži žalia spalva. Matau, patinka, dedat širdutes, o kaip smagu. Šiek tiek čia tokia lyg su violetiniu, lyg su salotiniu, labai įdomios spalvos. Atrodo, nedera kartu tos spalvos salotinė su violetinė kaip čia, ar ne? Kokia dar. Man tokia šita lyg braškės su pienu. Labai labai graži spalva. 253 ir visos spalvos noriu pabrėžti, kad yra sukeltos, jas jau galite apžiūrėti, įdėti į savo krepšelį ir įsigyti. O čia tokie violetiniai pumpurėliai,
ir šiek tiek žydrų taškelių. Va, ačiū už širdutes, matau, kad jums patinka. Na, o šita spalva jau tokia ryškesnė, mėlyna tamsi su violetiniais ir gelsvų atspalvių yra. Tokia savotiška labai, ar ne, kolekcija. Ir kas dar yra labai vat, gerai, kai tu gali imti vienspalvę, tu gali imti, tarkim, margą ir padaryti savo. Nu, jau kas mėgsta kurti kažką tokio, sugalvoti, kas mėgsta kažkokius dizainus sugalvoti, ar ne, gali į vieną mezginį sujungti ir vienspalvius, ir margus. Ir dar vat parodysiu. Tai. Nežinau taip gerai dabar, ar matysis, gal nesimatys. Tai aš jums dabar parodysiu taip. Jeigu aš imu, tarkim, violetinę su rudais, su gelsvais garstyčių atspalviais, aš galiu rinktis šalia vienspalvę, geltoną garstyčių ir alyvinę. Matot? Ir jums susikurs nuostabus derinys. Oi, sveiki dar kartą, aš sugrįžau čia su visokiausiais nuotykiais ir išsigandau ir žiūriu, kas čia atsitiko. Tikiuosi, kad tęsim toliau mūsų vakarą šio ketvirtadienio, kviečiu visus jungtis iš naujo. Na, iš tikrųjų, va, tik užsiminiau, geriausia yra neužsiminti pradžioje laidos, ar ne, apie tuos visokias situacijas, techninius nesklandumus. Tai kur aš čia nutrūkau? Kviečiu junkitės toliau, rodžiau tokius gražumynus, mačiau jūsų širdučių daug ir bam, ir staigmena. Na ką, nedelsiant toliau rodau jums apie portugališkasias mėjas spalvas ir jų derinius. Kviečiu jungtis, na o jeigu kažką manysit, kad praleidot kažką ar dar kažką, tai visada galite rasti visus įrašus laidų YouTube kanale Siludam.lt ir TV skyrelyje elektroninėje parduotuvėje yra, ar ne, ir taip pat Facebook'e lieka visi įrašai. Maryte, aš irgi nesupratau, aš žiūriu, tik ratukas sukasi ir jūsų nebeliko. Ir galvoju, likau viena, jūs ten visi kažkur, o aš likau viena. Džiaugiuosi, kad jau pavyko greit atstatyti internetinį ryšį, nes jis nutrūko. Ir tikiuosi jums parodyti dar kažką gražaus. Tai tęsiu apie Rosarijos mėjas spalvas. Derinius visokiausius, ar ne? Color. Jeigu jūs pasirinksite kažkokią mėtinę spalvą 1, 2, 3, tai šalia galite dėti ir kitą mėtinę vienspalvę, ar ne? Ir dar gelsvą vanilinę spalvą. Štai. Labai gražus derinukas, gaivus, toksai švelnus, pastelinis. Jeigu jūs mezgant kojines rinksitės kažką violetinio mėlyno, va, galite imti mėlyną vienspalvę. Ir galima ir baltą, o balta tai tinka prie visų praktiškai spalvų. Taip. Ir taip pat apie tuos žemės riešutėlius rodžiau, labai graži spalva. Tai irgi galima rusvus atspalvius imti ir netgi kažkokią violetinę, pilką, va, šviesiai pilka tokia, ar ne? Tai labai grožis, Jūratė. Matote, ar ne? Ar viskas gerai, Jūratė? Maryte, parašykit. Matau, kad rašo, tai parašykit, ar viskas gerai. Ir lygiai taip pat su puikiaja mėja siūlais puikiaisiais galima, va tokį, žinokit, derinuką mes jau išsiuntėme vienai mezgėjai. Ji pasirinko levandų labai gražią spalvą iš mėjos vienspalvę. 30 numeris ir labai gražiai tinka su 55 drops machera.
Ir akivaizdu, kad čia jau didesnį kiekį buvo perkami ir bus nuostabus megztukas iš tų pačių koininių siūlų. Viskas gerai, valios, labai smagu, kad jūs sugrįžote, girdim ir matom. Tai va štai, dalinuosi, kaip galite susiderinti, o kas mėgsta vanilę, yra tikrai ir tokių, kurie mėgsta vanilės. Vat irgi matot, kokie deriniai. Taip, tai tiek bus apie mėją. Ir... Oi, dar vienas kamuoliukas nukrito, bet man taip pat labai... Galvoju, kur jis dingo? Tas rudas gražus. Man šiek tiek meta skirtingas spalvas, bet irgi labai labai gražiai rudos spalvos dera. Na, o dar dabar apie koininius siūlus, tarkim. Taip, siūlai tai siūlai. Pristačiau dvi kolekcijas Drops Fabel ir portugališkasis Mėja siūlus ir Mėja Print. Na, o kaip dar visi kiti reikalai, kurie mums reikalingi, tarkim, mezgant koines, ar ne? Tai jūs ir mūsų parduotuvėje galite rasti tokią prekę. Ar žinot, kas tai yra? Tai yra sutvirtinamieji siūlai koinėms megzti. Yra ir raudona, ir žalia, ir ruda spalva, žinoma, balta spalva, juoda ir tamsiai mėlyna. Yra jų ir pilkų būna, ir rusvų visokiausių tų atspalvių. Ir čia yra 5 gramai. Grįžot, valio, Ivona, smagu, kad grįžot. Ir aš grįžau, ir jūs grįžot. Žodžiu, sutvirtinamieji siūlai, 5 gramai čia yra. Ir užtenka, tarkim, kulnams, kas labai labai trypėt kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro ir manot, kad jums vis dėlto reikia sutvirtinti tos kulnus, ar ne? Tai jūs galite įsigyti sutvirtinamąjį siūlą koinėms. Jie yra plonyčiai. Ir galite irgi skalbti taip pat skalbimo mašinoje, jeigu įmeksite kartu su koininiais siūlais į pirštus, ar ne, arba į padą, arba į kulnis. Tai vat yra 2 gijų, irgi sudėtis 75% vilnos ir 25% poliamido. Labai labai tvirti siūlai. Tai vat toks pasiūlymas būtų iš mano pusės. Ir dabar dėl atnarų. Žinot, kaip su tom atnarėlėm. Atnarėlės visada rekomenduoja megzti mažesniu virbalų numeriu. Sandra, dar nepaskelbiau. Dabar tik prisijungti leido, ar ne? Žodžiu, kas dėl atnarėlių. Tai kas... Jeigu kokia situacija, kad per laisvai numezgėt, ar ne, ar norit sutvirtinti, arba jeigu mezga tas aukštas, kur dalinausi pačioj pradžioj koinės, ilgas, ar ne, tai jūs galit naudoti elastinį siūlą, kuris yra puikus, sutvirtina atnarėles ir neleidžia joms išskysti ir jas prilaiko geriau. Ir yra 2 būdai. Šitą elastinį siūlą 200 metrų yra. Jis labai yra populiarus, iš tikrųjų mezgėjų mylimas, mėgstamas. Galite jį įmegzti kartu su siūlu koininiu, mezgant koinę, arba vėliau galite su siuvimo adata išpinti, įsiūti, tarkim, ar ne, aplinkui. Pavyzdžiui, galima daryti ne tik vieną eilę, galima 3 eiles daryti, priklausomai kokio norit to elastingumo ir to tvirtumo. Lygiai taip pat tinka ir pirštinėms, lygiai atnaroms, lygiai taip pat tinka ir atnaroms megztiniui ir rankogaliams ir taip toliau. Va toks elastinis siūlas, kuris palengvins, padės jums išsisukti iš tam tikrų situacijų, ar ne? Taip pat ne šiandien, šią savaitę sulaukiau tokio klausimo apie va, štai tokius reikaliukus gražius spalvingus. Yra kelios 2 kolekcijos išleistos iš Regija, kurie gamina irgi koininius siūlus, ar ne, Regija puikius. Tai yra čia stoperiai, stabdžiukai, kad neslystų padai. Na,
tokie spalvingi, jie gal labiau ir vaikams tinkami ar ne, bet galima ir uždėti, tarkim, ir bet kokio amžiaus žmonėms užsidėti, ar ne, eini tau ir neslysta. Ir yra dar kita kolekcija pėdutės ir spalvą galite išsirinkti. O žalia yra, raudona. Stanislavą matom ir girdim. Mėlynas, juodos yra. Ir sulaukiau klausimo. Ar kaip čia dabar juos naudoti? Ar man su lygintuvu lyginant neprilips prie pado, lygintuvo nesugadins? Nes čia yra vis dėlto toks, matot, plėvelė. Nu, tikrai labai keista, ar ne? Ir ar dėti skudurėlį? Kaip čia man ką daryti? Toks va, tikrai žmogus klausia. Tai žinokit, aš išbandžiau tikrai asmeniškai, išbandžiau ir lateksą patį skystą. Nelabai man ten sekėsi su to lateksu skystu, žinokit, nes vis dėlto tas lateksas tai šiek tiek į kairę, į dešinę, man nelygus toks raštas gavosi, o čia toks lygus, uždėjai, prilyginau ir, žodžiu, atsikerpu kiek noriu ar ne, uždedu ant kojinės ir va šitas viršutinis yra lygus, tai čia reikia dėti lygintuvą. O čia apačioje yra jaučiasi toks grinai silikoninis padukas. Tai va, dedam lygintuvą šitą ant kojinės ir ant viršaus lygintuvą. Lygintuvas pagal rekomendacijas turėtų būti kaitintas 2 taškeliai turi būti nuo 80 iki 100 laipsnių ir reikia laikyti lygintuvą 10 sekundžių. Suskaičiuojat iki 10, nukeliat ir laukiat 20 sekundžių, kol šiek tiek atvės, neskubėti plėšti nuo kojinės. Šitų padukų, tų stabdžiukų tokių ir kas man, jo, nereikia dėti jokio skudurėlio, palaukiam, atvėsta ir žinot, kas labai smagu, kai tu tas kojines, tarkim ar ne, kaip ir minėjau, Drops Fabel, galima skalbti skalbimo mašinoje. Tai jeigu ant tų kojinių bus užklijuoti šitie silikoniniai stabdžiukai kojinių, visą kojinę galite skalbti skalbimo mašinoje. Neišsilydys, nei nieko, vienu žodžiu, kojinės iš Fabel, ne, tarkim, skalbėt skalbimo mašinoje 40 laipsnių kartu su šitais užklijuotais padukais. Tai vat, ir nu jau galima išsirinkti iš visokiausių va spalvų, nu visokiausių ir formų. Taip, manau, kad čia toks visai geras dalykas, ar ne, ne tik vaikams. Na ir dar pereikime prie virbalų. Virbalai irgi koininiai, ar ne, galima megzti 5 virbalais. Man labai patinka 5 virbalais megzti senoviškai aplinkui, man tada labai kažkaip daug lygiau. Čia yra 15 cm, o čia yra 20. Tai čia yra Siknit bambuko virbalai, košicu. Vieni, vat, matot, yra mažesni. Jeigu jūs mezgate vaikiškas kojines, norit megzti, tai rinkitės 15 cm. Na, o vis dėlto suaugusių kojinėms jau man pačiai kažkaip geriau 20 cm, nes tada, nu, aš galiu laisviau kažkaip megzti, man nenukrenta akis. Labai aktualu apie stabdžiukus, kaip tik buvo įdomu, kaip juos pritvirtinti. Tikrai drąsiai bandykit. Bandykit, aš pati išbandžiau, man viskas puikiai. Taip, Laura, jie yra prie kitos prekės, man atrodo. Na ir tai čia 10 numerio virbalai irgi reikia megzti ir storais siūlais, ar ne, kartais prisireikia, reikia ir kepures megzti. Ir tai va, yra tokie pasirinkimai ir dar žinokit, kokių kartais prisireikia. Tai čia yra 15 numeris. Nu čia tokie pagaliukai, su jais visai ir šuniukai pažaistų smagiai. Na ir dar vieną tokį parodysiu. Nu tikrai žinokit, jeigu kartais vat, prireiks, tai žinokit, kad pas Silų damą yra ir 20 numerio virbalai kojinėms megzti arba apvaliam, reiškia, mezgimui, ar ne?
Taip pat kojines megzti, ypatingai kai jau yra išmegztas kulnas, tarkim, ar ne. Nu, va, tarkim, tom lygiom dalim, tom ir tom. Kai kas naudoja va tuos virbaliukus. Tiesiog, va taip, pasiem ar ne. Čia yra asimetriniai. Jo, asimetriniai. Vienas yra mažiukas, mažiukas, o kitas ilgesnis. Nu ir žodžiu, tą mažiuką į kairę, o su tuo ilgesniu tik va taip va. Mesgam ir labai greitas procesas, nes su tais 5 virbalais mes šiek tiek, nu, ilgiau žaidžiam, tarkim, ilgiau, ar ne? Dėjau stabdžiukus anūkėlių, kai pradėjo vaikščioti, taip. Ir netgi, tarkim, žinau, kas šuniukams po operacijų ten, kai reikia kojines užmauti, tarkim, ką nenusikasyti ar dar kažką, irgi deda kojines, klijuoja tuos stabdžiukus, žinokit, irgi puikiai tinka. Tai va, vienas dar toks variantas, virbalai tinkami kojinytėms megzti. Ir dar žinau, kad kai kas tikrai išbandė. Ir va šią savaitę, mačiau, merginos pakavo, pirko va štai tokius, trio. Kas labai įdomu, kad tai yra tik 3 virbalai. Čia yra bambuko, Adi firmos, trio. Ir reiškia taip, visas veiksmas ant 2 virbalų šitaip ar ne apvaliai uždėtos akis, o su 3 tu mezgi. Ne visiems patinka šitie virbalai, nes ne visi, gal mes esame labai skirtingi, ne visi įvaldom tą tokį naujovę. Tai čia yra nuo galiuko iki galiuko 26 cm ir parodau, pademonstruoju, kad jeigu kada sugalvosit, kad žinotumėt, nu, vat tokie tikrai yra ratas toks nemažas susidaro, ar ne? Mažesni būtų 21 cm ilgio štai tokie. Čia jau bus metalas. Jie nesmailus, gan tokie buki, ar ne, standartiniai Adi virbaliukai. Tai jie va būtų tokie. Taip. Ir dar vienus turim, įsivaizduojat, irgi apvaliam mezgimui. Tai yra Novel. Adi Crazy Trio Novel Long. Tai čia aš paėmiau tokį dydį, gan didelį, 6 numerį netgi paėmiau. Nu, štai. O, tai šaunu, Lina, kad puikiai mezgasi su trio. Aš kažkaip, vat, vieniems patinka, kitiems nelabai. Dalinuosi tiesiog savo patirtimi, atsiliepimais, kiek tenka išgirsti. Na, o čia yra tokie kvadratiniai su grioveliais, kurie turėtų prilaikyti siūlą, nors patys yra metaliniai ir tokie blizgūs žvilgus, kaip ir turėtų slidoki būti. Ir jie yra ilgi 29 cm. Nu, jau tokie didesni. Irgi yra įvairių dydžių. Čia paėmiau tokį 6, kad gerai matytųsi ekrane. Tai ką, ir kaip visada kažką pamirštu paminėti. Tai pirmiausia dar, ką norėjau iki to nutrūkimo ryšio, Ginta dalinasi, labai patinka kojininiai Siknit, pakankamai smailus, gerai prilaiko siūlą, bet ir slysta gerai. Mezgiau 2 numerio, virbalas pristaiko prie rankos, šiek tiek lenkiasi, bet nelūžta. Taip, Siknitai, ypatingai tie plonyčiai, jie dėl ko tas bambukas tvirtas, nes jisai išsivingiuoja, gali pagal delną prisitaikyti ir jo pristaiko prie rankos ir tiesiog puikus. Nu, vat smagu, kad vis daugiau yra patenkintų, smagiai mezgančių. Ir taip, tai vat prieš nutrūkstant interneto ryšiui, aš norėjau, žinot, ką jums parodyti, mano būdas, kurį aš perėmiau irgi iš vienos mezgėjos, būtent taip, kojinių mezgime. Bet aš naudoju šitą akių uždėjimą ir mezginiams kartais, kaip sugalvoju. Jeigu mezgat nuo viršaus kojines, tarkim ar ne, ir kad ta atnara būtų tas kraštelis, pats kantelis, kad būtų švelnesnis ir elastingesnis,
nes kad tas paprastas uždėjimas akių man toksai pasirodė šiek tiek kantelis toks aštrokas, toks plonytis, toks, nežinau. Noriu parodyti jums, kaip darau aš, kaip uždedu akis, būtent mezgant kojines. Tai tuoj, va taip, dalinuosi. Čia matote, tikiuosi jau jums užkrovė. Taip, čia matote paprastą būdą, ar ne, akių uždėjimą, kurį mes naudojam. Ir dabar parodysiu antrą būdą, kuris man tikrai labai pasteisinęs. Taip, iš karto uždedam įprastai, o toliau imame iš vidinio delno ir kabinam siūlą. Tada vėl paprastai uždedame akį, kas antrą. Ir kas antrą dedame va šitaip ir kabiname iš vidurinio siūlo. Šitaip kraštelis man būtent gaunasi toks gražesnis ir va, ir taip, kas antrą. Ar kas mezgate, kas dedate, kas naudojate tokį akių uždėjimą. Va, su grioveliais, superiniai laimas, smagiai mezgasi adinovel, ar ne, verbalai? Tai tikiuosi, kad matėsi, galiu dar kartą pakartoti. Įprastas akių uždėjimas ir nedarau taip, nes nemoku. Tai Ina, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, čia labai paprasta. Čia tikrai nesunku. Tik reikia nepamiršti, kas antrą akį uždėti. Nu, aš kartais pamirštu, apsiskaičiuoju, taip, ir kas trečią žiūriu uždedu, bet tiesiog reikia atidžiau dėti. Kas antrą dėti ne iš išorinio siūlo, o kabinti vidinį. Va, Vlada, jau bandėt. Puiku. Lina, bandysit. Va, kas čia rašo. Vaida rašo, dedu būtent šio uždėjimu dažniausiai. Tikrai labai elastingas. Nu va, kaip smagu. Tikrai pabandykit. Aš kartais tokį ir megztukams uždedu. Na va, adinovel trio. Bandys ir Rasa. Nu va, smagu. Tai va, prieš nutrūkstant tam interneto ryšį norėjau ir vos nepamiršau apie šį video, kurį norėjau jums parodyti. Tai ką, tai šiandien apie tas kojines kartais panaudoju, gražiai gaunasi. Toliau mezgant vieną gerą, vieną blogą. Irma dalinasi. Labas Irma. Įdomus uždėjimas. Ačiū. Nu pabandykit. Tiesiog matysit, patiks ar nepatiks. Na ką, o dabar noriu jau paskelbti, išrinkti nugalėtoją, nes man labai visada smagu dalintis gerais dalykais. Štai. Siūlai Drops Fabel, margučiai, gražus, purus. Ir bambuko virbalai, Signet, japoniški. Tam taip. Nusimegzk šiuolaikiškas kojines. Taip. Jo, konkursas jūs dalyvavot, rašėt kodą ruduo ir tuoj sudėlioti reikia tik taškus visus, kad galėtume. Kad būtų galimybė
Mhm. Tai. Ir bambuko virbalai, mažučiai, tinkami. Čia yra 225 kaip tik dydis, megzti, nusimegzti gražias kojines. Tai va, dalinuosi dabar jau. Taip, na ir pradėsim, jau viskas suruošta, paruošta, beliks tik spausti start. Ne, dar reikia komentarus surinkti. Taip, komentarų kiek buvo, labai daug komentarų jūsų. Tikrai labai daug, labai smagu, kad dalyvaujat, nes prizai realūs, laimėjimai realūs. Taip, renkam komentarus. Jau atrinkti komentarai, dalyviai visi ir dabar belieka spausti start. Ar ne? Na ką, įdomu, kas šį vakarą laimės. Jūratė Tamavičienė ruduo parašė, ar ne? Sveikinu Jūratę. Ar Jūratė esate čia su mumis šį vakarą? Sveikinu, laimėjus šį komplektuką, nusimegzti kojines gražias. Jeigu esate čia, parašykite. Labai sveikinam Jūratę. Na, o jeigu nėra Jūratės, tai tiesiog susisieksime mes su ją žinutę asmeniškai ir išsiųsime paštomatu šį komplektą. Sveikinimai. Ačiū, kad visi džiaugiatės už Jūratę. Taip, tai ką, išrinkom nugalėtoją, aptarėm visus, ne visus keletą, tarkim, ar ne, kolekcijų. Man buvo labai smagu, šiandien užtrukom dėl techninių kliūčių, bet kviečiu jūs prenumeruoti YouTube kanalą. Iš tikrųjų, per keletą dienų keli šimtas arti žmonių tapo prenumeratoriais. Labai smagu tas aktyvumas, kad domitės mezgimu siūlais, virbalais. Ir noriu jums padėkoti ir susitikti. Lauksiu iš tikrųjų jūsų kitą ketvirtadienį, tikiuosi jūs matyti čia, dar gausiau susirinkusius. Ir primenu, Drops alpakoms 13 rūšių 30% nuolaida ir kurjeris jau stuksena į duris, pildysim lentynas, o aš jums linkiu gero vakaro su mezginiais. Ačiū, kad buvote kartu su Siūlų dama. Ate visiems!